Senoviai žmonės mokėjo tobulai įsiklausyti į gamtą, stebėti ją ir atkartoti tuos procesus kasdieniam savo gyvenime, pritaikyti juos savo buityje, namų ūkyje. Šiandieniniam žmogui reikia viską pirmiausia išmąstyti, suvokti, sugalvoti, atrasti. Ir dėl to šiandieninis mokslas imasi to darbo, kurį mūsų protėviai tiesiog intuityviai atlikdavo. Ir atsiranda netgi tokios mokslo kryptis, kurios stebi gamtos procesus ir stengiasi juos atkartoti. Tai yra biomimikrija, kuri, pavyzdžiui, stebi, kaip voras mezga savo tinklą ir paskui tuo pačiu principu bando tinkuoti namų sienas, kad jos būtų kuo labiau pritaikytos aplinkos sąlygom. Taigi, šiandien mes atrandame tai, ką mūsų protėviai žinojo jau tūkstančius metų. Lietuviai visada buvo, kaip pasakyti, visada žemdirbiai ir nuo senų laikų visada stengdavosi laikyti savo ūkį. Jie sodindavo bulves, burokus, morkas, kopūstus ir pagrindė skaitydavosi, kad bulvės tai yra lietuvių kaip ir maistas. Iš jų darydavom cepelinus, vėdarų, bulviniai blynai. Kaimuose kai kurie nedarydavo, kepdavo didelius blynus ir darydavo su spirgučiais. Tai būdavo kaip ir, aš nežinau, rytais faktiškai stengdavosi žmonės pavalgyti bulvinius blynus, kad stipresni būtų, nes jie iš tikrųjų taip ir yra. Bulvinius blynus pavalgai, jėgos turi. Dabartiniai žmonės lygiai taip pat turėtų negalvoti, kad mūsų protėviai buvo kokie nors tamsūs, nieko neišmanantis, pamišę dėl kokių kultų. Jie paprasčiausiai buvo labai sveikai protaujantis šios žemės žmonės. Ekologiškas tas maistas visada skaitydavosi, juk žmonės augindavo ir karvės, ir tos mėšlos, kad sodindavo tas bulves, kad turėtų. Nes faktiškai niekad nebūdavo taip, kad žmonės dėtų į derlių kokios nors chemijos. Chemijos tikrai nieks niekad nedėdavo. Stengdavosi kiaulių mėšlas, vištų mėšlas, visada stengdavosi padėti į tą žemę. Net vištų lūkštos, kad žemė būtų ne rūgšti, o stengdavosi įdėti vištų lūkštas, kiek aš atsimenu iš savo močiutės. Stengdavosi padaryti, kad žemė būtų puresnė ir vadėdavo tos mėšlas. Taip pat ir daržuose, prie pomidorų, prie agurkų, visur, savo viską, ką turėdavo, stengdavosi panaudoti. Ir ekologiškai iš tikrųjų būdavo. Jeigu žmogus turi savo nuosavybę, jis moka ir vertinti tie, kurie nusipirko savo sodybas kaime arba, sakysime, gavo senelių palikimą, arba kad ir jis nusipirko, jie moka tai vertinti ir būtent tie žmonės, tos jaunos šeimos įneša gražaus ir šviesaus į kaimą. Tie, kurie nori pasiausti, pagerti ir patriukšmauti, tai jie paprastai keliauja į kaimo turizmo sodybas ir labai dažnai ten viską išlaužo. Tai yra būtent vienkartiniai žmonės, kurie naudoja vienkartinius indus, galima pasakyti. Jie tik tai trumpam išeina, nes neturi iš tiesų savo nuosavybės. Žmonės dažniausiai stengiasi panaudoti molinius indus, nes ir skonis prisimeni senus laikus, kaimą gali prisiminti. Dubenėliai, moliniai, šaukštai mediniai dar būna. Kažkas tai dar panaudoja, iki šiol būna kaimuose, kai nuvažiuoja, atsiranda. Ypač labai skanu, kai uogienę virdavo močiutė, tai būdavo tą šaukštą net ir palaižai, kai sako, duoda tau. Arba kočėlą, kai bulvių košę darai su tom medinėm. Tai visur visgi to stengiamės, kad būtų ekologiškai viskas.
Ir lygiai taip pat dabar yra gražių padaroma daiktų ir tikrai patvarių ir tinkamų naudoti ir tokių gražesnių, geresnių, ilgalaikiškesnių. Tai čia visiškai nesusiję su tuo, kas sena ar nauja. Ir dabar yra daug gražių dalykų, tik tai, kaip sakau, vieni iš jų yra vienkartiniai, kiti ilgalaikiai. Ekonomiškai yra. Ir ekonomiškai, kodėl? Išauginti savo bulvę, išauginti savo morką, soduose žmonės augina ir jie, kai dabar yra tokie laikai sunkiau, truputėlį tai žmonėms yra daug lengviau. Išsauginti savo bulvę, pasidaryti, žiemai palikti tas bulvytės. Kažką tai žmonės tengiasi, kaip ir anksčiau būdavo bačkose, agurkus laikydavo, tai bulvytė pasidaro. Vis tiek ir kiaulėsgi augindavo, ir vištas, vis tiek žmonės tengiasi ekologiškai viską, nes iš tikrųjų ekologiškai yra daug sveikiau valgyti negu dabar pasižiūri, kai užsienį, tai visi tunka žmonės, nuo tų visokių McDonald'ų, nuo visko, tai yra iš tikrųjų nesveikas maistas. Visgi to viskas yra perdirbta. Negalima nei prirašyti nei vienos kartos, nei nurašyti nei vienos kartos. Kiekvienoje kartoje yra ir šiukšlinančių, yra ir šiukšlės renkančių. Čia priklauso būtent ir nuo šeimos tradicijų, ir nuo tam tikros vietovės bendruomenės tradicijų. Jeigu yra žmonės gyvena šalia vieni kitų tvarkingi, be abejo, ten bus tvarkinga. Jeigu bus netvarkingi, savaime suprantama, bus netvarkinga ir neįmanoma nurašius kurią nors kartą pagalvoti, kad jau kita karta tai bus kitokia. Taigi jie bus savo tėvų vaikais. Tai būtent perima iš tėvų, iš senelių, iš viso kito. Nuo visų laikų močiutės visada stengdavosi mus pamokinti gudrumų, tą tešlą paruošti. Visada močiutės kažkaip tai žiūrėdavo, pasakydavo tau paslaptį, kažkokią tai tu žinodavai. Ir tu galbūt išlaikydavai tą paslaptį, kad kažką tai jau žinai, kaip paruošti, kaip konservuoti, kaip padaryti. Ir tos tradicijos ir iki šiol yra, vis tiek tu savo paslaptį tą išlaikai lietuvišką. Tokį, kad tu žinotum, kaip pagaminti. Ir nelabai nori kažkam tai papasakoti. Turi savo tą tradiciją tokią jau, kad pas man skaniau gaunasi, ten kitaip gaunasi. Netuščias teoretizavimas, bet turėtų būti gyva praktika. Turėtų daugiau iš tiesų ir televizijos, užuot ieškoję skandalų arba lakstę pagal ten kokius nors besidarančius šiukšlynus, rasti ir parodyti atasvarą. Kur yra gražiai besitvarkančios sodybos, kur yra gražiai besitvarkančios ištisos gyvenvietės, kur yra, sakysime, ir miestuose dabar yra bendrijos, kaip jos susitvarko, kaip jos, tarkime, tėvai moko savo vaikus kartu dirbti. Be abejo, tada atsiras iš žmonių tas bendrumas ir supratimas, kad čia gyvename ir nieko kito mes gudriau nesugalvosime. Juk visi neišlakstysime po pasaulį, nors, sakyčiau, labai neblogai. Tie, kurie pavažinėja po pasaulį, kur nors pasidarbuoja, tai grįžę visai kitaip, gražiau žiūri, nesupranta, kad vis dėlto turi tik šitą žemės lopinėlį, kuriame gyvename, kad čia jaučiasi, bent jau turi savo nuosavybę, esantys savo vietoje. Ir būtent aš manyčiau, kad, sakysime, ar ministerijos, ar kas imasi finansuoti tokius projektus, tai jie turėtų tą finansavimą būtent labai apgalvotai pateikti. Pavyzdžiui, galėtų prisiminti netgi prieškarinės Lietuvos tradiciją, kuomet buvo iš gyvenviečių, netgi iš miestelių, ūkininkai kėlėsi į vienkiemių sodybas ir tie, kurie iš karto statė gražias sodybas, jas apsodino sodais, būtent gavo valstybės paramą. Tai būtent valstybės parama iš tiesų gerai dirbantiems ir pavyzdžiui galintiems būti žmonėms, tai turėtų būti prioritetas. O jau po to likutis galėtų būti reklamai, anonsams, pristatymams ir visai kitai sklaidai. Tik tai, kaip sako, žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia. Man atrodo, kad bet kuri laida, bet kuris projektas būtent turėtų remtis šitą liaudies išmintimi.
Aš savo šeimoje visada gaminu lietuviškos patiekalus, stengiuosi išeiginiam dienom, būtent kai mes visi susirenkam. Dukra atvažiuoja iš užsienio ir žentas mano užsienietis ir jiems labai patinka tradiciški šitie patiekalai. Iš tikrųjų taip yra tas, kad bulviniai blynai, tie cepelinai. Dukra labai mėgsta cepelinus ir jinai visada atvažiavo, sako, pasilgstu savo maisto to. Nes užsienį bulvės yra visai kitokios negu mūsų. Ir mūsų ekologiškas tas bulvė, jinai yra iš tikrųjų mūsų tokia, kaip jinai turi būti. Yra ir krahmolo, ir viskas toj bulviai. Ir vaikai, jau kai sulauka šeštadienį, sekmadienį, jie visada stengiasi, mamytė ką paruoši. Aš stengiuosi savo vaikams ir anūkams perduoti lietuviškus patiekalus ir kad iš tikrųjų būtų pastoviai tie patiekalai įgyvendinti, kad jie niekada nebūtų pamiršti. Ir suaugę, ir maži, ir dideli irgi stengiasi kažką tai paruošti iš tų patiekalų lietuviškų. Ir kad tikrai niekada, aš nemanau, kad mes pamiršim, ypač apie bulves. Jauniausia Europos parlamento narė iš Lietuvos Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė kiekvieną savaitę iš Briuselio parskrenda namo. Aplankyti artimiausių žmonių savo tėvų jis skuba į Rumšiškės, erdvę, kurioje augo. Radvilės tėvai etnografai istorikai, vieni iš Liaudies buities muziejaus Rumšiškėse kūrėjų, savo dukros į tuometinį sovietinį vaikų darželį nusprendė neleisti. Todėl mergaitė augo Lietuvos etnografijos lopšyje tarsi namuose, unikalioje praėjusių šimtmečių aplinkoje. Etnografiniai lietuvių liaudies elementai, gyvos istorijos pamokos ir mūsų protėvių gyvenimo būdo bei buities atspindžiai tapo mergaitės kasdienybė. Harmoninga etno gyvenimo autentika, žmogaus natūralaus ryšio su gamta dermėjoje, Radvilės tėvų dėka klojo pamatines besiformuojančios asmenybės vertybės. Kaip jums pačiai užaugusiai tokioje autentiškoje etno aplinkoje, dabar šiandien, pavyzdžiui, Europarlamente, kiek tai turi įtakos jūsų veiklai ir kaip tai atsispindi, galbūt net yra tai savotiškas kažkoks ramstis ar atrama, tas visas pamatas stiprus, ką jūs gavote čia? Manau, kad kiekvienam, kuris bebūtų užaugęs, ten, kuris jis augo, tai natūraliai suformuoja jo tolimesnį gyvenimą ir tolimesnius žingsnius, pasirinkimus. Tai aš galbūt tai, kad dirbu aplinkos komitete, Europos parlamente, aš nemanau, kad tai galbūt taip tiesiogiai susijęs su tuo, kad aš užaugau arti gamtos ir kad man jinai yra svarbi. Taip aš tiesiog nesuvedu taip tiesiogiai tų taškų, bet kokiu atveju matyt neišvengiamai tas turėjo įtakos. Ir tai, kad mes visi gyventumėm tokiai sveikesniai, gražesniai aplinkoje, man tas yra svarbu, tai ką aš mačiau nuo pat vaikystės čia, Rumšiškėse. O iš tikrųjų toks įdomus labai momentas, pavyzdžiui, mes tuos etnografinius dalykus matome kaip kažkokią atgyveną, na tarkim, tai yra muziejo eksponatai, tai yra kažkokia senovė, prie kurios mums 21 amžiui jau tarsi sunku prisišlieti ir sunku save susijęti su tuo. Bet išaiškėja tam tikros detalės, kad tai, ką mes dabar savo moksliniais atradimais bandome išvelgti, atrasti naują, mūsų protėviai tai ir taip žinojo, jiems tai buvo organiška, natūralu ir kažkaip išjausta. O mes dabar mokslo žiniomis bandom vėl iš naujo tą sukurti. Ar jūs, pavyzdžiui, to nepastebit? Visiškai galėčiau sutikti, tik tai nežinia, kur ten tas ryšys, kurioje vietoje jisai nutrūko. Galbūt kalbant čia Lietuvos kontekste būtų galima sakyti, kad taip ir tas
sovietmetis galbūt atkirto daugybę dalykų, kas yra susijęs su tradicijom, kad iš tikrųjų mes pamiršom, kaip viskas buvo ir nekalbant apie tai, kad, tarkim, mūsų tam kasdieniniam darbė, kur žmonės liko ir prie tos pačios gamtos ir galbūt vadovavosi tais pačiais ir stebėjimais ir visais kitais dalykais, bet truputėlį plačiau, kad tas sąmoningos toksai supratimas, suvokimas, jisai buvo ištrintas. Ir aišku, tie dalykai, apie kuriuos dabar madinga kalbėti, ekologija ir žodžiu, kad statykime molinius namus arba ten šiaudinius namus, ar kaip bebūtų tas grįžimasis atgal prie tų tokių paprastų, natūralių dalykų, jisai vyksta, bet man truputėlį keista iš dalies, kad tas labai yra taip sureikšminama. Man atrodo, jeigu tas būtų taip labiau tyliau ir žmonės tiesiog, taip kaip jie jaučia darytų, tai kažkaip, ir pats tas procesas būtų natūralesnis. O dabar viskas yra tarsi su tokiu užženklinimu, kad tai yra ekologiška, kad tai yra senoviška ir tarsi tai jau iš karto turi pridėtinę vertę. Ir man visiems trūksta. Oi, nieko dabar ties nesirūpinkit. Šiandien Radvilė Morkūnaitė Europos parlamento aplinkosaugos komiteto narė, sprendžianti moderniausias mūsų, o kartu ir visos Europos ekologinės problemas, brėžianti ateities ekoperspektyvų horizontus, grįždama į praeities rumšiškes semiasi ne tik jėgų ir įkvėpimo, bet ir praeities žmonių natūralaus žinojimo, kaip gyventi harmonijoje su juos supančia gamta ir aplinka. Etnografiniai atradimai tampa šios jaunos moters veiklos kelrodė linija ir puikiai asimiliuojasi šiuolaikinėme ekologijos ir aplinkosaugos kontekste. Politinėme kovų lauke Radvilė lydi ne tik mūsų protėvių dvasinė apsauga, bet ir jų žinios bei ekologinės gyvensenos patirtis. Šiandien novatoriškai iškylanti kaip puikus harmoningos būties pavyzdys, beklaidžiojant vartotojiškus visuomenės labirintuose. Mūsų darbuotojai papasakotų, kaip jinai apgaudavo lankytojus, sako, vaja, leliukas, sako, juda, gyvas. Kadangi jinai gimė sausio mėnesį, o pas mus prasideda sezonas gegužė, tai kai eidavo vesti ekskursiją, tai būdavo atsivežo ją su, mes Zapuką tada turėjom. Ir su Zapuku atvažiuoju lygi kasų ir jeigu kartais tai palieku ją ir sodyboj kurioj, o kartais tai moteris sako, ai, tai palik, sako, kasose. Tai patėsiam dekutį ant stalo, paguldom ją, tai kas ten 4, 5, 6 mėnesių kūdikis. Ir labai ramiai jinai ten sakė, jau ramiausias vaikas Rumšiškėse. Pasirodo. Papasakot, kaip aš papuoliau į tą muziejų. Tai buvo 70 metai, einu gatvę ir veičiu ekspediciją. Sako, taip savo pagal, aš tai istoriją, tai mama sakė, aš gimęs muziejininkas, nes man nenuvirkdavo marškinių senų. Jis kalbė ir vėl ant skuros, kol sudyla. Tai čia vienas dalykas. Ir paskui žiūriu skelbimas į Gervėčius, reiškia, į Baltarusiją, į kaimą. Nuvažiuoju tenais, ten 100 gal daugiau žmonių, gal 120 žmonių, visi jauni, visi beprotiškai domėsi tuo amžinatlis Daunys, reiškia, tai ateik pas mus. Tai teko ir ateiti pas juos, o tas su kaimu, kaip Dora sakė, tai pas mus irgi namuose būdavo vis vaikus, reiškia, tik atšyla ir į kaimą. Kaip mano brolis sakydavo, važiuojame į Giedraičius, ten sako, šilta, ten vasara visada. Vasara. Kai pašneki su žmonėm ir suvoki, kad tai jau greitai to nebebus, tai kažkaip tai labai įtraukia ir skatina toliau. Ir
galbūt žiaurus būtų, manau, tas įsireiškimas, kad gaila žmogaus, gal ne tiek dėl to žmogaus, bet tos informacijos, kurie jis nusineša į kapus, niekam neperdavęs, nepalikęs ir neužrašytas. Miesto žmogui tas gal ir nesvarbu. Tai mėgsta žmogus į gamtą, jis purškėsi su chemija, save ten lauža irgi su balionėliu įkuria ir panašiai. Jam kaip ir nereikalinga, bet jau jeigu tau tektų be to balionėlio pakliūti į gamtą, nu tai jau tada reikėtų suktis. Ir kodėl mane tai visą laiką piktina, pavyzdžiui, tas besaikis naudojimas, nežinia dėl ko. Vienus vaistus valgyti, kad būtų viskas sterilu, paskui įnešti į organizmą, kad būtų jau nebesterilu, kad imunitetas stiprėtų, kad treniruotųsi daugiau. Nu, Anksčiau to niekas negalvoja apie tą etno ar neetno, čia ekologiška, ne ekologiška, bet gaudavosi ekologiškai. Jau gyvenimo praktika tai padiktuodavo. Aš manau, kad ypatingai tokiuose mažuose miesteliuose, kaimiškose vietovėse, tai žmonės tą darė, nežinau, ilgus dešimtmečius ir dabar tą tebedaro, bet čia vėlgi turbūt gal skirtumas tarp miesto ir kaimo, ir miesto, kur vis daugiau ir daugiau žmonių plūsta ir tas ekologijos poreikis iš miesto kultūros turbūt labiausiai kilęs. Nes ir dabar labai juokinga, kaip, juokinga, ar pakeista, taip gal reiktų sakyti, kai moteriškės kažkur iškepa pyragą ten iš savo uogienės virtos serbentus, o jau čia ekologiškas pyragas, ekologiškas. Tai niekada anksčiau taip nevadindavo, buvo pyragas ir pyragas, nes niekas nepasikeitė. Nu gerai, gal ten miltai pirktinėje, ten kitaip ten užauginti. Bet kaip ir tėtė sako, tas perlenkimas toksai truputėlis, tai tada duoda atvirkščią gal net ir efektą. Koks yra stogas, buvo dengiamas iš perteklinių medžiagų, sakyčiau. Tai būdavo rugių šiaudai. Nendrės ten, kur jų labai daug būdavo. Tai pajūris. Laiko netrumpiau negu šiferis. O šiferiai pagaminti labai daug energetinių resursų reikia. O juos kaip nors ten anais laikais impregnuodavo, kad ten... Dar apsaugai būdavo medžiai irgi ne, bet lapuočiai medžiai kažkaip tai kibirkštis sustabdydavo ir jie neleisdavo greitai sudegti visam kaimui. Tik, o dabargi labai madoje yra tie moliniai namai. Čia liktai visi liapsina kaip gerai, kaip patogu, kaip... Moliniai namai gal tausoja visą ką. Energetiškai geriau negu plytiniai. Ir beje lietuvaičiai tai jie buvo įsigudrinę jau nuo Tyzenhauzo laikų. Molį iškasdavo, išpūdydavo jį, kaugė, turėdavo per šaltį bent vieną žiemos ciklą išlaikyti molį. Paskui jį išmindavo, galėjo žmonės, jeigu tų žmonių daug yra, šiaip arkliais. Norimo dydžio namą krauna su šakėm į sienas, maždaug 60 cm aukščio. Ir taip 3 po šitą, 3-4 kartus ir visas gaunasi siena. Bet taip vieną, ratą apeina, 2 savaitės stovi, išdžiūsta tas. Ir paskui sekantį kartą. Meistrai tai būdavo brigada, tai tą darydavo, kelis namus statydavo vienu metu. Sodybai buvo labai svarbu vanduo. Va šitoj sodybai mes turim netgi 2 šulinius, čia vėl ekologija. Šitas šulinys buvo geriamam vandeniui. Čia gerasis švarusis kiemas ir čia niekas su mešlavežiais vežimais nevažiuodavo. Anoj pusėje yra kitas šulinys, kur yra gyvuliukams ir nemaišydavo to kibirų, nei vandens. Tai vat... Gersi?
sukiojamas, čia jau toks. Visą namą, šitą pastatą, už tos uodegos ir suki į vėją. Būdavo dar taip daromi. Dvaras stato vieną vėjo malūną ir savo upelio vandens malūną. Nu, žodžiu, kombinuodavo dvi energijos, dar būdavo ir trečia. Pasijungiame, jeigu reikalų esant, būdavo maniežai tie vadinami, arba šitai kinkydavo ten jaučius arba arklius ir tada nei tam, žodžiu, arklį turi pašerti komį ir važiuoji. O anksčiau irgi buvo panašiai kaip ir dabar. Dėl konkurencinių intrigų būdavo, kad malūną sunaikina. Daug tų malūnų būdavo, tai paleidžia vieno aukščiau stovintis malūnas labai staigiai nakčia arba žinant, kad išvykęs ir plauna konkurentą pačioj stovinti arba kelis konkurentus. Nu, va čia va dabar va, čia kanalą, šitas latakas. Ir latako paleidžia vanduo, kada reikalinga malti. Jeigu ten jau nebereikia to vandens, nori sustabdyti, vanduo praleidžiama šalia. Tai Europoje yra kaip ir sutarimas, kad iki 2020 metų vidurkis visos ES turėtų būti 20% iš atsinaujinančios. Tai Lietuva kol kas turi 16, ketina 23% pasiekti, bet šita 16 iš esmės yra biokuras, arba jau taip vadinamas, liaudiškai tariant, malkos. Nu tas taip, bet tų alternatyvinių dabar daugėjo. Čia, kur išvardinom mes tas 3, reiškia gyvulinę, vandens ir vėjo, tai dasideda ir saulės energija. Jau sutemo temela, nusilaidė saula, nusilaidė saula. Po beržynu vaikščiojo, Viskas Arčiaus pritaiko, nežinau, kas yra dar. Pasakykite, gal itališkai įsigiota, kad mėgdavo visada įeiti į namus dešinę koją paslenksti. In Lituania si usava sempre entrare in casa con il piede destro. Laimės. Questo portava la fortuna. Ah, ok. Tutti destri, ragazzi. Piede destro. Ok. Si usa per lino, anche potete fare a casa. Ir tada va tokį judesį. Asciugamani in lino, diciamo tutto in lino. Si stira. Mūsų protėviai net nežinojo tokio žodžio kaip ekologija. Jiems tai buvo jų gyvenimas, natūralus jų gyvenimas ir kitaip ir nei būt negalėjo, nes nebuvo nenatūralių maisto produktų, nebuvo jų ten jokių priedų ir taip toliau ir nereikėjo pabrėžti, kad tai yra natūralu, nes tai buvo savaime suprantama. Taip, bet kita vertus buvo ir kitokie įpročiai, kadangi, manau, kad seneliai mūsų ten kiekvieną dieną vištienos tikrai nevalgė ir nebuvo to poreikio. Kadangi poreikis atsirado, tai visas tas mokslas pasistumėjo tą linkme, kad ta maisto pramonė, jinai tokia yra išsivyščiusi, vadinkim, kaip jinai yra dabar. Bet kokiu atveju tie poreikiai auga ir kas yra susijęs su energijos vartojimu. Tai vėlgi žmonės, aišku, labai sunku to atsisakyti. Ką mes turim patogumą, žodžiu, kad yra šilta namuose, nereikia pernelyg rūpintis, paspaudyti ten vieną knopkę ir tau namai šilti, nereikia ten mojuoti kirvių lauke per žiemos metu ar kažkaip panašiai. Tai žodžiu, visa tas turi savus pliusus, savus minusus. Kitas, man atrodo, dalykas nemažiau svarbus už tą buitį, kuri buvo natūralesnė, kad jie gyvendavo tada, atsikeldavo, kai pateka saulė, eidavo miegoti, kai ta saulė leidžiasi. Jie nebandydavo per vieną gyvenimą nugyventi
gyventi 100 gyvenimų ir kažkur pabūti ten, nuveikti tą, ir jie tiesiog nestresuodavo, jie plaukdavo pasroviu ir būdavo, vienybės su ta gamta, kaip vaikai žaidžia, tai jie neskuba niekur, jie tiesiog mėgaujasi to gyvenimu. Tai man atrodo, mūsų ta problema irgi yra tas maksimalistinis kažkur norėjimas suspėti, padaryti kuo daugiau ir taip toliau, kad užsidirbti kuo daugiau pinigų, suvartot kuo daugiau prekių. Ką jūs apie tai manat? Aš galvoju, kad visą tai tas vartojimas ir visakas ir tas skubėjimas, jisai ko gero ypatingai yra susijęs su informacijos srautu. Aišku, niekas negali nuginčyti, kad tie informacijos kanalai, kuriuos mes turime, kad tai yra be galo svarbu ir kad žmogus turi žinoti ir suprasti, kas pasaulyje dedasi, bet kai yra, aš pati taip pat jaučiu, kad tas informacijos kiekis, niekas kitas, bent jau manęs taip neišmuša iš pusiausvyros, kiek informacijos kiekis, kai tu atrodo ir tas įdomu, ir ten norėtųsi kažkaip veikti viena kryptim ir kita kryptim ir tada nors persiplėšk ir tada gaunasi toksai, kad savęs sukoncentravimas yra pagrindinis bene iššūkis, žodžiu, kad kažkaip sėkmingai šitam gyvenime įsitvirtinti, o mūsų seneliai matyt, kad turėjo tą savo tokį nuoseklų ritmą ir tarkim laiko, aš taip galvoju, ir savo, ir savo artimui, manau, kad buvo daugiau. Ir tarkim, pasižiūrėjus, kad ir čia į apvadus langų ir viršui, kaip yra tas, namų puošyba, kad buvo laiko, kas užėmė tikrai nemažai laiko, bet buvo laiko tam estetiniam tokiam dalykui, kur mes dabar irgi turim didelę turbūt ir pajėgumus statyti daug namų, didelius namus, bet jie nėra, kaip pasakyti, gražus, pavadinkim taip. Jie yra tiesiog, atlieka savo funkciją. Funkcionalūs. Bet kad jie turėtų dar kažkokio tokio papildomo šarmo, šilumos trūksta. Todėl, kad žmonės skuba tik tai greičiau, žodžiu, pastatyti pinigai, čia visa kita. Ir tos investicijos į tokią šilumą ir žmogiškumą ir estetiką jos gal trūksta. Bet aš netgi skaičiau, kažkur buvo naujausi moksliniai tyrimai, kurie kalba apie tai, jog BVP augimas tiesiogiai nesusijęs su žmogaus laime. Tas senas pasakymas, kad ne piniguose laimė, kitaip ten pridėtų, bet jų kiekį, vis tiek manau, kad ne, kad yra kiti dalykai. Mes tik tai galbūt turim tokį įsivaizdavimą, jeigu kažko neturim, tai pat jeigu turėčiau, tai jau tikrai būčiau laimingesnis. Bet kai turi ten tos materialius dalykus, tai nebūtinai tau atneša laimę ir iš tikrųjų kai tu supranti, kad tu nebeturi draugų, nes yra beprotiškas skubėjimas ir tu neturi laiko, kada jam paskambinti arba su jais susitikti, arba esi jau per daug pavargęs, kad dar kažką su jais šnekėti, tu nebelaikai to socialinio ryšio. Tai man atrodo, čia didžiausia problema, tas toks, taip vadinamas, tas susvetimėjimas, kad dar šeimoje tvarkoja, dar vis tiek tie šeiminiai ryšiai dar jungia, bet jau tas tolimesnis ratas, jau draugai ar bičiuliai, jau tolimesnis ratas kažkaip po truputį išsitrina ir tada gaunasi viskas tik tai tiek, kiek vienam ar kitam iš to yra naudos, kad, bet aš prisimenu tada, kada kažko reikia. Tas gal irgi yra, nežinau, grįsti žmonių santykiai tuo, kad aš duodu, bet aš ir gaunu kažką iš kito žmogaus, bet iš esmės šitam skubėjime nuolatiniam ir tokiam, bet besiblaškime, tie santykiai, manau, tos ribos labai išsitrina. Teisingai, atsiminti, kad yra atsisėsti. Atsisėsti, aišku, prie darbo visada atsisėsti. Etnoekologija. Taip geriausiai galima būtų apibūdinti šį progresyvų reiškinį, kai etnografinė darnaus gyvenimo būdo atmintis ir išmintis įsilieja į šiuolaikinės ekologijos tendencijas. Jas tobulina ir grąžina mums pamirštas žinias, nuvalo dulkes nuo esminių vertybinių mūsų pasirinkimų, kurie per šimtmečius įaugę į mūsų genetinę atmintį buvo natūralus ir savaime suprantamas dalykas. Mūsų seneliai juk nors ir nebuvo girdėję žodžio ekologija, jiems ji buvo natūrali ir prasminga gyvenimo dalis. Juk jie tikėjo, kad visa tai, kas mus supa, ir esame mes. Mes ir medžiai prie gimtojo namo, ir upelis, ir mėnulis su saule. Esu gražiai išlingauta senos motušelės. Esu gražiai išlingauta senos motušelės.
ta mimikrė, kaip mes paprastai, jeigu labai paprastai sakytum, tai yra kažkieno mėgdžiojimas. Bet vėl, jeigu kalbant apie vabzdžius, tai tos mimikrijos kaip ir dvi tokios būtų. Tai vienu atveju, kada vabzdys mėgdžioja kažkokį kitą ir turi savo iš to naudos, o tas kaip ir nukenčia truputį. O kitas atvejis, kada jie, dvi rūšis, sakysim, mėgdžioja ir yra trečia rūšis, kuri turi juos sumaišyti, kuri turėtų neatskirti jų. Tai tiesiog paprastas toks mėgdžiojimas. Tai vienas atvejis, tai visi gal įsivaizduoja, kad kažkokia galbūt musė arba drugelis, kuris mėgdžioja vapsvą arba bitę ir ar ten žmogus prieėjęs prie to, jisai bijo jo paimti, nes galvoja, kad jis geluonį turi, kai jis iš tikrųjų neturi geluonies. Tai jeigu tų mėgdžiojančių nėra labai daug, o tų iš tikrųjų su geluonim arba tų, jeigu paukštis koks lesa, ten sakysim neskanus ar dar kažkoks, jeigu jau tokių yra daug, tai jisai kažkiek išlošia, ta rūšis kaip ir truputį jinai pralošia, nes jinai kaip tik nori visiems aplinkui sakyti, kad aš neskanus, aš pavojingas, aš taip. Tai paukštis susidūręs pirmą kartą pabando jauniklis, jam įgelia, ar jam iš tikrųjų jisai neskanus, jis antrą kartą nebando, bet jeigu kita rūšis stengiasi apsimest tokiu, tai jisai gali irgi išlošti tada tas paukštis, jeigu jį sumaišės. Nebūtinai paukštis, bet koks plėšrūnas. Vėl irgi dažniausiai, jeigu mes kalbam apie tokius dalykus kaip ta mimikrė, dažniausiai visi įsivaizduoja, kad tai yra kažkokie išorinis toks panašumas. Bet tas panašumas gali būti ne vien tik tais vizualinis, bet įvairios, pirmiausia, jeigu kalbam apie vabzdžius, bet aišku ir kitos gyvūnų grupės jos nagrinėja ir kitokią mimikrę, nes tai tiesiog yra kažkoks stimulas. Vieni gali imituoti arba pamėgdžioti, sakysim, ten spalvą, piešinį, kiti gali garsus pamėgdžioti, kiti gali kažkokius ten cheminius stimulus pamėgdžioti. Nes, sakysim, akim mes nematysim, kad jisai mėgdžioja, bet jisai mėgdžioja kitam, sakysim, garsais, liesdamas kažkokią vibraciją, kažkokią skleisdamas substratą. Ten visokių pavyzdžių. Yra sukurti ir tie matematiniai modeliai, kurie paaiškina tą mimikrę. Tai vis tiek ten yra savos priklausomybės. Jeigu, pavyzdžiui, tos rūšies, kuri pamėgdžioja, pasidarės daugiau negu ta, kuri pamėgdžioji, tai aišku, pradės pralošinėti tą rūšis, kurią pamėgdžioji, nes ją pradės irgi visi gaudyti, o taip pat tada jau naudos jokios nebus šitai rūšiai, nes jau ją priims kaip irgi valgom. Tai lygiai taip pat ir žmonių, ir lygiai tokius pat mimikrijos pavyzdžius irgi galim daryti, kad vienas kitą pamėgdžia irgi stengdamasis kažkokios naudos. Pamatė žmogus upę ir nori ją kažkaip tai perplaukti, pereiti. Galbūt tas poreikis pirmiausia kilo tautoms, kurios gyveno prie vandenų, prie jūrų, prie didžiųjų jūrinių kelių, ten keliavo vienokiais ar kitokiais būdais, laivais ir panašiai. Sakykime, kariai, kurie kariavo, jiems reikėjo galbūt kaip tai nepastebėtais prieiti prie laivo, ten kokį inkarą nupjauti, ten įlipti ir panašiai. Todėl buvo tas poreikis mokytis to plaukimo, sakykime, nardymo. Arba, sakykime, laivai skendo. Senovės laivai netoli kranto plaukdavo ir, sakykime, nuskęsdavo su labai brangiu kroviniu. Vėlgi reikėdavo kažkaip ištraukti tą krovinį ar palikti tenais. Arba, sakykime, tautos, kurios užsiėmė tik tais medžioklę ten povandeninę arba ten, sakykime, koralų paiešką, perlų paiešką. Nes archeologiniai šaltiniai randa kapinynus, kuriuose yra ir kriauklės didelės įdėtos ir perlai įdėti. Reiškia, žmonės kažkokie susiję su jūra, tikriausiai taip. Na ir tas poreikis ir skatino žmonės tobulinti savo plaukimus, nardymus, plaukimus. Visi mes mokomės iš tos gamtos. Taip. Ir aišku, jų bandė judesius atkartoti, galbūt pradžiai ir juos tobulinti. Ir aišku, žmogus juos ištobulino. Na ir pasižiūrėkite olimpinius čempionus, kaip jie plaukia. Greitis tai čia jau yra žmogaus įdirbis, bet pas tas stilius, sakyčiau, plaukimo, tai tikrai yra iš gamtos. Plaukimas delfinų, aišku, nuo delfinų, plaukimas bras. Arba dar vaikai vadina varlę ir šiaip treneriai, kada vaikus moko varlytę plaukiam. Tai aišku, nuo kažkokių tai varlių, kurios gal prūdę plaukioja.
kraulis, tai jau galbūt žmogus užsinorėjo greičiau plaukti. Tada jis pats sugalvojo kažką, tai įnešė kažkokius patobulinimus į tą plaukimą. Plaukimas krauliu, pats greičiausias plaukimo būdas. Na ir aišku, kad nusižiūrėjęs nuo gamtos, įnešė savo ir gavom tai, ką turim. Aišku, yra kitokių dar atvejų, kad, sakysim, ten toj pačioj rūšy skirtingi individai, jie ten skirtingai mimikuoja kažką tai tokio, arba mimikrija, pavyzdžiui, pasižymė tik patelės vienoje rūšy. Mimikrijos pavyzdys būtų, sakysim, ta pati bitė, ne? Tai patelė, jinai ten turi tą geluonę, tas patinas jisai neturi to geluonės, tai patinas vis tiek panašus į patelę šitą, nu, tai nesvarbu, kad jis to geluonės neturi ir visi galvoja, kad jis taip pat pavojingas. Tai irgi mimikrijos pavyzdys, bet kokią bitę vapsvą paima, to išeina žiedmus irgi pilna pievose skraido žiedai, kur žydi jos panašios į bites, į kamanės, į vapsvas šitą. Tai irgi daug kas bijo jų ir neliečia jų. Bet tai vėl čia tų mimikrijos pavyzdžių gali būti, irgi galbūt to žiedmusis, nebūtinai, kad jos ten panašios tos bitės, bet ten yra dar kiti variantai, pavyzdžiui. Irgi jos turi labai greitai, tas skrydijos gali labai greitai pabėgti nuo plėšrūno. Tai irgi kartais va toks ryškus piešinys, pati ta elgsena, jinai gali būti mimikuojama, pavyzdžiui. Jeigu paukštis ten niekada negali to žiedmusės pagauti, arba tokios energetinės sąnaudos yra didelės, o iš tos musės jie maža naudos, tai sekantį kartą jau jos negaudys. Tai čia gali būti irgi kiti mechanizmai veikiantis. Ne vien tik tas išorinis panašumas, nes labai daug, pavyzdžiui, tų žiedmusių, jos nėra, kad idealiai pamėgdžiutų kažkurią ten bičių rūšį, ten ar kamanių rūšį. O iš kitos pusės mes turim irgi pavyzdžius tokių vat parazitinių, sakysim, irgi ten tos parazitinės kamanės. Kamanės gegutės, vadinasi. Jos beveik idealiai pamėgdžia konkrečias kamanių rūšis ir išoriškai, net tuos studentai su praktika išvažiuojam, irgi sunku atskirti jos yra, bet tai viena yra tikroji, kita tik tais ją mėgdžia. Kaip ir viena rūšis parazituojanti truputį, o čia kaip ir abi rūšis išlošiančios yra. O pavyzdžių tai mes kiekvieną dieną matome. Lietuvoje labai nesaugoma gamta, labai nesaugoma. Yra nuostabūs ežeriukai, tiesiog perliukai. Žiūrėk, jau pastatyta kažkokia tvora, jau pastatytas kažkoks namas, užtvertas, suvaryta ežerą akmenų krūvos ir iš tų lelijų, kurios augo nuostabios po vandenį, arba ten, sakykime, vėl kažkokia tai augmenija, nieko nebelieka. Nu, žuvytės atitinkamai, jeigu tu plauki ir matai, kad tinklai stovi, o tos kažkaip tuose keistai žuvis kažkaip tai šonais guli, priplauki, žiūri tinklas, vienas, antras. Žuvų mažėja, žuvis gaudomos tinklais, šaudomos, ko tik norit, elektra mušamos ir taip toliau. Kai aš pradėjau nardyti, tai tais laikais būdavo lydekos iki 12 kilogramų. Dabar apie tokią lydeką tik pasvajot galima Lietuvoje. Jeigu kažkokią puskilograminę kas nors suranda, tai jau žinot kažkas tokio. Naudos ieškojimas, tai kaip sakiau, du atvejai yra. Vienais atvejais, kai vienas tik išlošė, o kitas pralošė, o kitu atveju, kada tos dvi rūšys, kurios sudaro tam kaip ir kažkokį ratą bendrą, ta prasme, kada jos abi išlošė, arba gali būti, kad netgi ne dvi rūšys, čia aš tokį jau patį primityviausią dalyką, gali būti netgi, kad kelios rūšys jos tengiasi įgyti kažkokį panašų piešinį, ar kažkokią kitokią ten panašią elgseną, tam, kad jos apsisaugot nuo tų pačių plėšrūnų. Irgi mimikrija, sakysim, paimkit skruzdėlyną ir ten rasit, pavyzdžiui, voras, kuris panašus į skruzdėlę, blakė, kuri panaši į skruzdėlę, skruzdėlės juos sumaišo, jų neatakuoja, ta prasme, iš to irgi gauna naudos. Tai dažnai, pavyzdžiui, vorų tarpe mes turim tokius pavyzdžius, tie vorai šokliai, pavyzdžiui, kurie pamėgdžio skruzdėlės ir labai gerai pamėgdžio savo išvaizdą. Visai panašus į skruzdėlę. Viskas tas yra, ne visada galbūt mes tų dalykų užfiksuojam, bet mes, pavyzdžiui, daugiausia dirbam su vabzdžiais. Ir tie klasikiniai jau pavyzdžiai yra žinomi. Iš tikrųjų, mimikriją pradėta tyrinėti tai jau kažkur 170 metų, galbūt, kai pirmosios publikacijos pasirodė. Tai va tuoj bus 200 metų.